Labas rytas mūsų medijos komandai. Jau trečioji diena pasaulio čempionate ir pas mus taip karšta, kad kroatai atvarė Gaisrinę. Gerai, juokauju, prie pat Gaisrinės yra įsikūręs varžybų štabas ir šiandien ypatingos svarbos rytas. Už keliolikos minučių prasidės antrasis kapitonų susirinkimas ir trauksime sektorių paketus. Labai svarbus epizodas. Jau žinom, kuris mūsų dvejetas, kurioje zonoje gaudys, bet dar nežinome tikslių sektorių. Pirštai sukryžiuoti ir bėgam į burtų traukimą. Šiandien startas 12:30, šiek tiek anksčiau sportininkai jau gali susinešti mantą prie sektoriaus, atitinkamų laikų įeiti į sektorių ir 12:30 vietos laiku startuojam. Tai tiek kol kas, lekiam į susirinkimą, traukiam paketus ir viskas, čempionatas prasideda. Turim tą sektorių paketą, bet kaip tie paketai sudaromi ir kas juose ten sudėta, kaip tai sugalvota? Taip pasakysiu, kad dar jau mes neturim, dar pamatysim. Organizatoriai aišku jau turi. Tai sektorių paketas tiem, kas žiūrovom kitoj pusėje ekrano, kad suprastume, čia netraukim kiekvieno sektoriaus atskirai ten 1, 13, 15. Čia yra padaryti sektorių paketai, kurie jau iš karto vienam pakete, pavyzdžiui, paketas numeris 7 yra sektorius A7, vieną ką žinom ir nežinom, koks yra B ir koks C. Tai vienu traukimu ištrauki visą 3 sektorių kombinaciją ir žinai, tai dabar, ko mes labiausiai laukiam, dabar neužilgo turi paduoti tuos paketus. Ką mes žinom, kad mes trauksim tą paketą 8, nes vakar eiliškumą ištraukiam 8, tai ir jau žinom, kurie mūsų dvejetai, kuriuose zonose. Visą laiką yra geri, labai geri, geresni ir normalūs vidutiniai sektoriai. Dažniausiai, jeigu telkinys yra tolygus, tai labai geri visą laiką būna kraštai, geresni antras nuo krašto ir taip toliau. Tai jeigu komanda gauna vieną labai gerą, tai kiti bus, ta prasme, jau be statuso sektoriai, tai reiškia nieko ypatingo. Bet jie gali, kadangi 33 šalis, tai natūralu visiems kraštų neužteks. Tai šitoj vietoj kažkas gaus visus 3 nieko ypatingo, taip toliau. Ko nori komandos traukdamos sektorius, tai dažniausiai noras, kai tu gauni vieną gerą, tai kiti 2 dažniausiai būna labai sunkus. Tai visos komandos nori to kraštinio nenori, bet kad būtų darbiniai, visi sektoriai, kad būtų gaudomi. Tai sektorių gerumas, organizatoriai nustato sektorių gerumą pagal, kaip minėjau, kraštas, antras nuo krašto, taip toliau. Šitie jau pagal nutilėjimą yra. Plus, jeigu yra kokie išskirtiniai sektoriai vidury telkinio, pavyzdžiui, prie tavęs įteka upelis, kai kažkada buvo mums Italijoje, ir vietiniai jau tikrai žino, kad jis yra vidury, bet jis jau yra pateptas medum, tai tada jis irgi būna pažymėtas geru. Tai turi šiokią tokį, ne tai, kad šiokią tokį, organizatorius tiesiog turi statistiką vandens telkinio. Taip, bet šeimininkai turi statistiką, o organizatorius yra tarptautinė sportinės žūklės federacija, tai FIPS. Ir su ta statistika tiesiog dirba? Kartais dirba, kartais ne, bet aš tiksliai nežinau, kadangi mes patys nedalyvaujam tam sektorių paketų sudalyvauju, kiek mes turim patirties iš kitų disciplinų pasaulio čempionato organizavimo, tai ne visą laiką atsižvelgiama į tos vidurinius geresnius sektorius. Nes jeigu pradėsi atsižvelginėti, daeisi iki tokio momento, kad tų paketų sąžiningų sudėlioti neįmanoma. Traukti slovėnai ir viskas labai paprasta. Vienas skaičiukas. 9 paketas. Iš karto bėga kapitonas pasiimti liemenių. Rezervo liemenių. Ir tiek žinių. Va taip atrodo sektorių numeriai. Štai ištraukia kamuoliuką, tarkim, su numeriu 1.
Ir A zonoje gautam 1 sektorių, B zonoje 15, o C zonoje 23. Štai taip yra ir identiško tokio paties nėra. Visi paketai yra unikalūs ir visose juose unikalūs sektoriai zonose. Numeris 17. 17 paketas. Number 17. B9. Jeigu ką, tai 17 yra mano laimingas skaičius. Deivis jau pareina su liemenėmis ir netrukus sužinosime pirmąją nuomonę apie tai, kokius sektorius gavome čia 25-ame pasaulio sportinės karpių žūklės čempionate Kroatijoje. Kas dar yra įdomu, kad ko gero atkreipsiu jūsų dėmesį, visi su popieriais ir visi kažką rašo ir išsitraukia savo sektorių paketą, niekas neskuba bėgti per duris. Visi paišo, rašo kažką tai ir dėl ko visa tai vyksta. Visa tai vyksta dėl vienos paprastos priežasties. Jau kai žinai savo sektorius, tuomet klausai įdėmiai ausis ištempęs, kokios šalys kokį paketą ištraukia. Ir tokiu būdu sužinai, kas kiekvienam sektoriui bus tavo kaimynai. Vat ir visa matematika. Tai reikalas yra toks, kad, tai be abejo nieko nekeičia, tu bet kokiu atveju kaimynų nepasirinksi, juos parenka burtai, bet tai, pavadinkim taip, šioks toks moralinis nusiraminimas prieš didžiąją audrą. Rodo, kad aš nežinau, negaliu pamatuoti, supranti, kitos pusės. Bet čia irgi, žinai, galima lipti ant šitos brovkės po kojom. Čia reikia. Aš manau, kad neturėtum pasiekti. Neįmanoma. Aš manau, kad neįmanoma. Va šitą. Na ką, šutinom Pasaviškius. Zona C, 27 sektorius, kuriame žvejos Linas su Darium. Kaip, Linukai, pirmas vaizdelis tau? Nežinau, pirmą kartą čia tai daugiau jaudulys turbūt. Nieko, bet fainai, klausyk. Ramiai ruošiamės ir laukiam, kol galėsim sunešti daiktus, o paskui jau matysim. Su kapitonas, manau, pastyguosim, ką čia galim padaryti. Super, bet matau, kad iš akių matau, kad patinka. Na, bent jau logistiškai tai sektorius tobulas, aš nežinau, čia gal net pavaluota žemė, lygų, idealu, tobula. Pasižiūrėjo jau kapitonai atvažiavę, jau štai visa prieš startinė strategija jau vyksta. Pasižiūrėjo į sektoriaus ribas. Sektoriaus ribą žymi stop juostos. Ir ta riba toliau virtualiai, įsivaizduojama, tęsiasi į vandenį. Kitame krante, nežinau, ko gero, gal nelabai matysis per šią mano kamerytę, kitame krante yra bujai. Raudonas, geltonas. Per visą Jošavos užtvanką, kur tik yra sektoriai, yra bujai. Ir būtent tai yra puikus orientyras, žiūrint į kitą krantą, kai reikia užmesti meškeres ir stengtis neišeiti iš savo sektoriaus ribų su masalais, pašarais, kas yra griežtai draudžiama. Aš pasitrauksiu, kad negirdėtume čia per daug ko nereikia, nes jau vos tik tai pradėjome važiuoti po burtų link vandens, tai patikėkit jau, kokia yra užsikūrusi taktikų ir strategijų visuma. Dar neatvažiavom prie tvenkinio, tai mūsų kapitonas jau susiskaičiavo, kokie atstumai, kokiais atstumais plius minus startuosim, kokie atstumai būtent tame sektoriuje iki kito kranto, kokie ten gyliai ir taip toliau ir panašiai. Reikalų labai daug. Tikiu, kad vaikinai dar pasimarkiruos tos sektorius, pasitikrins, pasižiūrės, kas ten ir kaip. Ir viliuosi, kad žuvį pradėsim gaudyti iškart po starto.
Eismo sąlygos kuo toliau darosi tik įdomesnės. Kamštis. Rinktinės vadovas iššoko iš važiuojančio automobilio ir nulėkė pas savus. Va, taip, viskai varome čia. Azartas jau viskas, jau daro savo. Kaip tada žai? Priekį paduosiu, nes čia. Fūra įmonė, lėktuvas, dirbam. Nu, vyriukai, tai Labas rytas. pamatėt kažką, tai matau, kad ir pavėsiuką turėsit, viskas čia pas jūs. Nu, tokia gamta. Gamta, jo, tik tai krantas kitas, ne ten, kur iški norėjom, bet yra kaip yra. Būtų geriau anam krante, tai tiesiog... Ne, turiu omenyje atstumas iki kito kranto. Kad didokas. Nu, kad pasiektų aną krantą. Jo, mūsų va ten tas geltonas bujus, tai 205 metrai. Nes, na, vieša paslaptis, kad visi čia bandys spaustis prie nuo kranto, nes matosi, net žuvis ten šokinėja, treniruotės tą patį parodė, visi čia tą žino ir... Taip, taip. Nu, bet tai, Mindaugai, nieko baisaus. Ne, tai viskas pradėsi treniruotis 200 metrų. Spausim maksimumą, o ką daryti? Spausim maksimumą. Jo, nu, bet bent jau kol kas tai tikrai fainai. Ir toliau nuo keliuko esat, ir čia ir pavėsiukas, nu, tikrai bomba. Bent jau kol kas vaizdas geras. Svarbiausia, kad būtų žuvyčių. Žuvyčių. Daug žuvyčių. B9 gyvens saugiai, taip sakant, su manim būsit visi saugus, nes šalia Mindaugo ir Pauliaus sektoriaus teisėjų stovykla, taip sakant, bus mūsų bachuriukai po padidinamuoju stiklu. Ką, geras pusvalandukas ir nuo Jošovos atlėkėm prie Boroviko. Kol kas labai džiaugiamės sektorium, matom šokinėja žuvis. Mūsų sektorius yra A17, visa chebra jau čia. Ir šiame sektoriuje iš dešinės pusės turime be galo daug atviro vandens. Vakarykštėje apžvalgėlėje mūsų dienoraštyje rodėme keletą labai stačių sektorių, tai jie yra ten tolumoje ties kavine. Taip kad iš dešinio šono absoliučiai laisvas vanduo. Žiūrėsim, kas čia yra su gyliais. Iš kairės kaimynai Latviai. Taip kad lietuviai kartu su Latviais čia grumsis. Ir štai A17 sektorius, kur dirbs mūsų komanda. Ir atrodo jis taip, gan stačiai, bet tikrai yra labai nebloga vieta pasistatyti palapines. Po to šiek tiek tas šlaitelis krinta, bet vaizdas tikrai neblogas. Žiūrėsime, kiek čia yra gylio. Kol kas, kiek dabar važiavome, kalbėjomės, kapitonai iš karto pirminės savo įžvalgas dėjo, kad čia būtent šis kraštas yra gilus. Vat ten kamputyje yra didžiulė damba ir ties ją pavasarį būna apie 15 metrų gylio. Tai va, žiūrėsim, ką turim čia, bet turime ir skaičius iš programėlių. Galų gale tuoj labai aiškiai žinosime pamojavę markeriais. Šioks toks pavėsiukas įmanomas, taip kad tikrai, bent jau kol kas viskas atrodo neblogai. Ir čia Boroviko visas šitas kraštas, ten toliau už posūkio dar užtvanka nusisuka. Čia gan dideliais tarpais yra išmėtyti sektoriai. Anam šone, tokioj kojoj, jau sektoriai viens prie kito. Gerai, laukiam, žiūrim, kas čia bus. Na ką tik tai nuskambėjo pirmasis signalas.
iš visų krūmų čia pradėjo pipsėti varžybų teisėjai ir galima įeiti į sektorių, pradėti neštis daiktus. Pirmu darbu mūsiškiai Borovikė stato platformą. Platforma yra taip skersai pasukta, nes visas sektorius, nežinau, galbūt matysis, yra stipriai pasuktas dešinėn. Nieko baisaus tame nėra. Jau sakiau, minėjau, kad iš dešinės pusės turime tikrai daug laisvo atviro vandens ir tas džiugina. Na, svarbu, kad dar dugne nerastume kažkokių nemalonumų rimtų. Ir tikėtina, kad čia viską galima padaryti. Linai, karpinę palapinę, tai jaučiu pastatytum užsimerkęs, atbulom rankom, už nugaros rankas. Šitą palapinę, jo. Žiūrėk, platforma jau stovi, palapinė toj stovės. Čia, man atrodo, tų 2 valandų net per daug jums čia susiruošti. Pabūsim su žvejais, pasižiūrėsim, kas čia yra apie ką, o po to grįšime į Jošavą ir iš Jošavos patransliuosime tiesiogiai. Ten turime ryšį, o Borovikė ryšio nėra visiškai jokio, tiesiog net pasiskambinti yra kartais labai sudėtinga. Tai kitos išeities ir neturim. Čia filmuosim, rodysim, iš Jošavos daugiau patransliuosim. Labai gilioj duobėj yra Boroviko užtvanka. Tiesiog leidžiamės automobiliu važiuodami, leidžiamės ilgai ir nuobodžiai. Tokiu vingiuotu keliuku statoma platforma. Platformai irgi yra keliami reikalavimai, yra visa tvarka, visos taisyklės. Kiek platforma gali būti virš vandens lygio, kiek platforma gali būti išsikišusi virš vandens. Na, žodžiu, viskas yra aprašyta, viskas yra žiūrima. Tikrai nepraslys nei pro teisėjų, nei be abejo pro konkurentų akis, jeigu kažką tai padarysi ne taip. Na, čia dar šiek tiek apie taisyklės kalbant. Tai turime vieną stop juostą. Vienos spalvos, čia yra kita stop juosta. Tai būtent ši zona yra skirta mums, medijai. Joje galime šliaužioti, vaikščioti. Na, o į sektorių jau įeiti griežtai draudžiama, išskyrus kapitonus. Ir dar yra šioks toks atnaujinimas, kad ir būtent po kapitonų susirinkimo, kad ir rezervas gali įeiti į sektorių, bet jokių būdų sektoriuje negali būti vienu metu 2 kapitonai arba 2 rezervas, žodžiu, tik tai 3 žmonės vienu metu maksimaliai gali būti sektoriai. 3 žmonės tiems, kuriems yra galima būti. Na, Viktorai, kol dirbi, tai pats ką matai žiūrėdamas į vandenį, bent jau kol dar markerio neįmirkiai. Šiuo metu palapinę matau. Na, bet jau pasėdėjo, čia tikrai gerą valandžikę. Nu, fainai, daug atviro vandens. Tai turėtų būti gerai. Pažiūrėsim sekmadienį. Nuteikia džiuginančiai, kiek suprantu. Liuks. Nenuvylė, po kol kas. Nu tai ką, pradedam po truputuką. 10 minučių kaip Iškėčiau mikrofoną. 10 minučių kaip gavom pirmą signalą. Pirmas signalas reiškia, kad galima pradėti įrenginėti sektorių. Tai tą ir darom. Viktoras Linas tą daro. Mes, aišku, padedam jiems stebėdami. Ir patardami, kaip visą laiką daug patarėjų. Stipriai. Mes aktyviai stebim. Vargina tas aktyvus stebėjimas, bet nu ką, kiekvienam savo. Tai... Trumpai man tai apie sektorių, na, apie galbūt yra kažkokia įžvalga po treniruotės, ko čia galim tikėtis, čia na, kalba apie tos gylius eina, apie tą prie gylių didelę žuvį, ką pats žinai ir ką mes galim ir kiek galim pasakyti. Tai ką mes žinom, šitoj zonai, čia būtent treniruotės mūsų komanda nedarė, bet jie darė visai netoli ten už kampo. Taip. Tai
čia buvo kitų komandų, kitų šalių, ar vietiniai žvejoja. Tai ką mes žinom, pats paminėjai, gylis didelis, taip, kuo arčiau dambos, to didesnis tas gylis, natūrali užtvankos reliefo, kaip sakant, gilėjimas natūralus. Pats faktas taip, galime tikėtis didesnių žuvų, bet reikės prasimarkiruoti, pasižiūrėti, kas yra dugne. Viktorai, man atrodo, čia su kliuviniais šitam gale turėtų būti, nu, aišku, dar prasimarkiruos, bet tikimybė kliuvinių, sakykime, yra mažesnė šitose vietose negu ten kitur. Ten miške, ja. Tai ir aišku, tos didesnės žuvies tikimybė. Plus, aišku, mes esam kraštas, tai kraštas turim, atviro vandens. Labai daug, tikrai. Belenkiek. Tai reikės pasinaudoti krašto privalumais. Teisingiau privalėsim pasinaudoti krašto privalumais. Išnaudoti juos, taip. Taip, bet tikrai komanda tikrai patyrus pasaulio čempionate. Nu, mes jau turbūt minėjom, kad pas mus 5 naujokai, vienas jau veteranas, tai Viktoras. Tai tikrai Viktoras su Linu, manau, padarys viską, ką gali. Aišku, labai gaila, kad čia su interneto ryšiu yra bėdelė kvadratu, 0 ryšio visiškai. Tai jums žiūrovai tas pats, gausit informaciją truputį vėliau. O mums jums gauti informaciją, mums yra problema su bendravimu su komanda greita. Bet mes turim čia, sakykime, žvalgus, nu tai kritiniu atveju važiuos į kalną ir skambins. Tai į kalną pavažiuoti kokius 5 km, kol atsiras ryšių, kad suprastumėt. Tuos 5 km važiuojant link čia, taip pat pastoviai leidėsi į apačią, tai čia mes esam tokioj dauboj. Nors matėm ryšio bokštą visai netoli, bet ta dauba, matyt, suryja ir medžiai suryja visą ryšį. Tai su ryšiu bėdelė. Na ką, iki 25-ojo pasaulio sportinės karpių žūklės čempionato starto lieka viso labo 6 minutės, 5-6 minutės. Mūsų vaikinai Boroviko ežere, zonoje A. Viktoras su Linu jau ganėtinai ilgokai markiruoja dugną, nes po pirmo signalo jau galima ne tik tai įsinešti daiktus, bet ir markiruotis. Radom, jau kiek girdėjau, radom įdomių prisirišimo vietų, kur jos, kokios jos, dėja, sakyt, negalima, negaliu ir negalima. O kad ir pasakysiu, galbūt kitiems varžovams nelabai padės. Nes būtent ši vieta, būtent šis užtvankos galas, jei galima tai pasakyti, gilusis, tikrai labai išraiškingo reliefo, tas matosi ir batimetriniuose žemėlapiuose, taip kad 20 metrų į vieną pusę ar į kitą pusę paėjus krantu, tikrai gali rasti visai kitokių dugno anomalijų, prie kurių be abejo sportininkai stengiasi prisirišti. Tai dabar esam prie vandens lygio ir noriu atkreipti dėmesį, kad už metro turim krantuką ir tas vandens lygis prieš mėnesį buvo čia. Tada turim dar vieną krantuką ir vandens lygis buvo, kaip matote, čia. Tada turime dar vieną krantuką ir vandens lygis buvo čia. Ir tada turime dar vieną krantuką ir vandens buvo lygis kažkada čia. Nukritus tokiam dideliam vandens kiekiui, žuvies koncentracija tapo tik tai didesnė likusioje dalyje. Jei liko mažiau vandens, nėra. Reiškia, jinai susistelkus yra tam tikrose vietose ir manau, kad čia ir ypač ten, kur niekas mūsų nespaudžia, ir galimai galbūt bandys spausti, bet nemanau, kad pavyks Latvijai, mes turime labai neblogų šansų. Viskas, startas duotas. 25-asis pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatas prasideda. Startuojame A zonoje.
mūsų vaikinai neskuba dar mesti meškerių. Jo, iš tikrųjų nėra dar labai kur skubėti. Geriau iš pradžių suprasti ir ką jūs manot, va ką tik baisinis išėjimas. Karpiai jau irgi pažįsta čia signalą. Ir taip, čia skubėti nėra kur, geriau daryti viską sistemingai, suprasti, kur reikėtų bandyti pagauti pirmasias žuvis, sulaukti pirmųjų kibimų ir tik tada jau daryti kažkokias tai išvadas ir pradėti rimtai darbuotis. Nors dugno markiravimo irgi negalime pavadinti nedarbu, tai yra be galo svarbi procedūra. Viktoras jau kokią 1,5 valandos, ko gero, mojuoja markeriu, užrašų blanknotėlis guli, viskas surašyta, kas yra kur. Na ir tikėkimės, kad tos surastos dugno anomalijos ir ne viena padės mūsiškiams kaip galima greičiau pamatyti pirmasias žuvis krante. Varžybos net 14 minučių nevyksta. Na, o mūsų rinktinės vadovas Mantas jau daro presingą kaimynams. Jau sėdi ant nusiraminimo kelmelio. Čia žvejoja Latvijos rinktinė. Latvijos rinktinės dvejetas. Ir nediduko presingo duodam kaimynam. Iš karto, nieko nelaukdami. Ir taip visas 3 varžybų paras. Na ką, Mindaugai, čempionatas prasidėjo, Saviškius palaikėm ir palaikysim, bet ko gero laikas dar nulėkti ir į Jošavą. Taip, pakankamai daug laiko čia praleidom, beveik 2 valandas pratupėjom, kol įsikūrė sektorius ir kol prasidėjo varžybos. Na ir aišku, knieti pasižiūrėti, kaip Jošavai BRC sektoriuose sekasi mūsiškiams. Galbūt pirmieji laimikiai jau pasirodė, tai čia didelis telkinys, gilus telkinys. Manau, čia užtruks, kol pirmą žuvį pagaus, o tenais, aš manau, ten man grėsia toks nuojauta turi, kad ten gali būti kintų scenarijus. Sunku pasakyti, kada čia ta žuvis užkips, kad duok dievė, kad tik greičiau, bet turime dar logistinių iššūkių, vis tik tai viso labo 20 km, bet pažiūrėkit, čia visur tokie ženklai, 30 žvėrys, kalnai, vingiai, važiuojam apie 30-40 minučių nuo vandens iki vandens, diena neguminė, vakare įsivyrauja dar ir tylos laikas, taip kad norime kuo daugiau aplėkti. Pirmą dieną, nedarykim toli siekiančių išvadų, jeigu kažką tai sugaus mūsų vaikinai, o dabar ką, šutinam į Jošavą. Taip, dabar įdomiausia, kas vyksta Jošavai. Tai ką, šitoj zonai turim 2 žuvytės. Jau yra, ne? Jo, 2 žuvytės. Daugiau tai, kiek žinau, čia aplinkui nieks neatsidaręs. Tai sakyčiau, kad po biškį juda, o daugiau tai nežinau. Tai va. Subėgo visi žiūrėti, kas čia vyksta pas mus, kokią čia paslaptį atradama. Iš karto subėgo nemažai šalių, gal 15 buvo kažkas tokio. Ir bando atrasti visi tą formulę. Ir dabar yra sėdinčių. Tai nežinau, Darius su Linu po biškį dirba, daro, kaip sakant, jau 2 žuvytės, manau, kad šioks toks rezultatas, o daugiau tai žies. Kur dabar traukė? Niekur, aš aplinkui čia sukinėjos, ta prasme žiūriu, ar nieks nepradeda gaudyti, ar nieko. Mes atėjom visi rankos kišeniuose. Kokia tavo misija dabar aplamai šiandien? Mano misija žiūrėti, ar aplinkiniai sektoriai, nebūtinai kaimynai vadinkim, bet tiesiog aplinkui, ar nieks negaudo, ar kaip vadinam, nesikuria. Ir tiek, informuoti komandą, jeigu kaimynai daro kažkokius pakeitimus ar kažką panašaus. Nu ką, turim 2 žuvis. Darius dirba. Yra. Oi, malačiai.
atlėkėm į zoną C, kur žvejoja Linas su Darium. Ir čia puikios žinios. Jau turime 2 žuvis. Tai viskas kaip ir neblogai. Kaimynai kol kas be žuvies, tai irgi nėra blogai. Atėjome nuo 33 sektoriaus, nuo pat dešiniojo sezonos krašto iki Saviškių. Tai matėme, kad sportininkai tiesiog stovi rankas į kišenius susidėję, kas dūmelį peša. Žodžiu, niekas per daug įsispyręs nelekia, o pas mus iškius situacija šiek tiek geresnė. Tikėkime, kad bent jau kažkoks tempukas pradės augti. Tai bus matyt, kas čia bus. Būtinai pasižiūrėkite ir tiesioginės transliacijos vaizdo įrašą su Linu ir su Dariumi pasišnekėjom, padarėm trumputį interviu, ilgai nekankinom. Turi jie dabar pakankamai darbo, nes reikia pasijaukinti žuvį iki vakaro. Vėliau įsijungs tylos metas, reikės bėgti visiems nuo vandens. Tai vat, visai kol kas ok, aišku, kiek mes matome mes ne tiek jau ir daug, zonos beprotiškai ilgos, per visą Jošavos ilgį, tai yra 4,5 km per vandenį, o jeigu skaičiuot pakrantėmis, nueit per visą čempionato, per abidvi čempionato zonas, B ir C, tai aš nežinau, ryte išeitum, vakare tik tai pareitum. Tai tiesiog įlendam šoniniais keliukais vienur, kitur, žinome, jau susipažinom su privažiavimais, atvažiuojam ir tvarkomės tos klausimus, kurie liečia Saviškius, kai reikia nusifotografuoti, nufilmuoti, pakalbinti ar patransliuoti gyvai. Tai ką, tokie reikalai. Kol kas norėtųsi, aišku, kad bent jau atsidarytų kitos mūsų zonos, bet ne kiekvieną dieną Švento Petro. Tai šiek tiek kantrybės. Kūrimus tai reikia pamiršti, čia pasaulio čempionatas. Kuriasi visi vienodai. Reikia skaičiuotos po kiekvieną žuvį sugautą, o ne tos kūrimus. Gali Lina mikrofoną šiek tiek arčiau. Nebus taip, kad čia trauksim be perstojo, nes kiekvieną kartą konkurentai stiprus, jis kažką pakeičia ir mes turim adaptuoti. Kiekvieną smulkmenytę dabar Dėjus kalba apie sistemėlę, apie švinus. Kiekviena smulkmenėlė iš tikrųjų, kas žvejoja, kas pažvejoja varžybose, kas sportuoja žūklėje profesionaliai, žino, kad net mažiausia smulkmena kartais gali turėti milžinišką įtaką. Bus dabar smaugimas. Žaidimas prasideda. Yra. Yes. Na Tomai, tai ką, pasaulio čempionatas prasidėjo, tau jau nežinia kelintas pasaulio čempionatas, matei nuo pirmojo Lietuvos išvykimo iki šiandien, bet tas startinis jaudulys nepaleidžia vienodai ar tu sektoriui, ar tu už jo ribų, ko gero, ar ne? Tikrai taip. Kai vyrai Azonoje įėjo į sektorius, tai palinkėjau, kad ne tik savo duotų adrenalino, bet ir mums jau duotų. Tai tas adrenalinas toks pats pas mus vienodai, mes jį jaučiam kartu su rinktinė ir kiekvienas žuvis mums džiaugsmo suteikia tiek pat, kiek visai rinktiniai, kiek komandai. Tomai, čia 2 Tomai, jeigu dar kažkas nepažįsta, Tomas Būdas ir Tomas Vinkūnas. Galbūt matėte Azonoje tą Latvių amūrą? Šiek tiek arčiau, jeigu... Aš iš toli. Matėm iš toli, iš tikrųjų. Iš toli mes matėm, kaip traukia. Iš pirmo pasiėmimas buvo nesėkmingas. Šoko iš samčio, tikrai didelis amūras, ten virš 10, tai tikrai apie 15 kilų. Iš pirmo nepaėmė.
po to antrų riozų užgraibštavo gražus amūras, bet mūsų įsitikinimu, kad tai buvo atsitiktinė žuvis. Jo, mes galvojom, kad atsitiktinė žuvis ir iš toli matėm iš tikrųjų, kad tai amūras pagal ilgesį vandenį, ten taškės, blaškės prie to kranto, tai iškart supratom, kad o kadangi tam telkinyje yra tų didelių, tikrai didelių amūrų, tai iškart supratom, kad bet 90% kad bus amūras, tai ir buvo amūras. Jo, ir po to mes, kai jau privažiavom, jau prie jų, Mantas mums papasakojo, kad ten iš kairinės meškerės buvo, ta prasme, kur ten gal matė tokie lankėliai, yra artimiausiai užmesta, neįjaukinta nieko, ta vieta nebuvo, jinai... Lempinė žuvis, ta, kuri buvo tuo metu tenai. Bet žuvis, Bet žuvis, tai žinai, jeigu mes jau čia namuose, kai būnam, tai čia lygybė, broliukai, latviukai, tai šiuo atveju tai tikėkimės, kad jiem tik atsitiktinės ir kips, o mums kips sistemingai ir labai daug. To ir laukiame. Ačiū. Iš tolo girdžiu džiugę žinią. Tai džiugi žinia tas, kad Paulius su Mindaugu kažką traukia, bet tikriausiai, kad traukia karpį. Ta, ką reikia. Manau, kad tą, ką reikia. Negali būti šamas. Manau, kad ne. Ne, tiesiog nesiūskim to signalo vaikinų į kosmosą. Nereikia mums čia jokių šamų, mums karpių, amūrų ir kaip įmanoma didesnių. Būtų nuostabu, jeigu atsidarytume. Žiūrėkit, kapitono veidą. Kaip į sporto salę žmogus prabėgęs. Nu, net man, pažiūrėjau, žuosies oda, ne. Tai ką, mėlėjai, tiek šiandien mūsų video dienoraštyje. Prasidėjo 25-asis pasaulio sportinės karpių žūklės čempionatas šiandien. Rezultatą pasakėme tokį, kokį ir žinome, bet na, dabar montažo magijos dėka štai lentelė. Ir na, ant jos bus parašytas laikas, kada sužinojome pirmojo svėrimo rezultatus. Tai dėkoju, kad žiūrėjot. Būtinai įlyskite į YouTube, pasižiūrėkite tiesioginių transliacijų įrašus. Buvome zonoje B, zonoje C. Iš zonos A pasakojame tik tai įrašų būdu. Ten visiškai nėra jokio ryšio. Tai šiandien tiek. Tokie reikalai. Laukiam rytdienos ir tikėkimės, kad viskas čia užsikurs ir viskas bus gerai. Iki.